Jeigu vaiko paklaustumėte, kokios supergalios jis norėtų labiausiai, tikriausiai vienas iš populiariausių atsakymų būtų skraidyti. Ir čia, mėly draugai, yra prietaisai, kurie leidžia mums įgyvendinti šią svajonę. Tai, ką aš dabar laikau rankose, yra vadinama pirmojo asmens dronai. Ką turiu omenyje pirmojo asmens dronai? Na, su šiais sakiniais aš matau tai, ką mano dronas mato skrydžio metu. Yra keletas dalykų, kuom šitie dronai skiriasi nuo paprastų dronų. Pradedant, tai šitie dronai, na, šitas turi sensorius, bet prastai šito tipo dronai neturi jokių sensorių. Tai reiškia, kad už visą valdymą, už viską esi atsakingas tu. Reiškia, jeigu su pulteliu bevaldant paleisi pultelį, dronas iš karto krenta ir jis nėra stabilus. Kaip su paprastu dronu, paleidus pultelį, dronas ramiai lieka sklandyti ore ir jis niekur nepasimeta. Sekantis dalykas, kuom šitie dronai išsiskiria nuo paprastų dronų, tai yra kustomizacija. Tu gali susidėlioti kokį tik tais nori dydžio droną, su kokiais nori propeleriais, motorais, gale ir begalė daug kitų niuansų. Tai aišku, žinoma, šis dronas nėra toks, bet attie tikrai galvoju sudėlioti savo droną ir žinoma apie tai padarysiu video, bet dabar ne apie tai. Kad suprast, kuo mane sužavėjo šis hobis, norėčiau papasakoti, nuo ko viskas prasidėjo. Taigi viskas prasidėjo nuo pat mažų dienų, kai aš žiūrėdavau lėktuvus ir svajodavau kadaise būti jų pilotu. Bet, kaip žinot, vaikui niekas neleis būti pilotu. Tai teko kompromisuoti ir paprašyti savo pirmo radijo bangomis valdomos sraigtasparnį. Na, turbūt nesiurprizas, kad kai vaikui duodi pirmą sraigtasparnį, kuris valdomas su pulteliu, jis ilgai netems. Ir aš tokių sraigtasparnių sulaužiau, nežinau, gal kokius 4-5, kol tėvai pavargo man tokias dovanas brangias dovanoti ir sako, užteks, nes šitie to brangų žaislai tiesiog atsidūrė šiukšliniai. Žinoma, laikui bėgant mano smalsumas šitiems dalykams niekur nedingo ir aš, būdamas 11 ar 12 metų, susitaupęs visus gimtadienio pinigus, nusipirkau savo pirmąjį šiek tiek rimtesnį droną, kuris galėjo filmuoti, kas tais laikais buvo, kažkas įdomesnė. Aš tuo metu už tą droną sumokėjau virš 100 eurų. Šis dronas man atvėrė akis ir dar labiau įtraukė į šį pasaulį, bet geri dalykai ilgai netrunka, nes net praėjus net savaitai aš tą droną praradau. Nuvažiavau pas draugą, pakėliau šiek tiek per aukštai, praradau ryšį ir jis ne tai, kad nusileistų, tiesiog liko kybot ore ir jį vėjas nupūtė į laukus, kuris ten pagaliau ir atsijungė, kažkur nukrito. Ieškojau jo apie savaitę laukuose, bet neradau. Tragiška istorija su mano pirmoju rimtesniu dronu. Aš po 2 metų kažkur nusipirkau dar vieną droną, kuris buvo jau dar geresnis. Jis turėjo gyvą vaizdo transliaciją į telefoną, kas tuo metu irgi buvo kažkas wow. Ir su tuo dronu man sekės gana neblogai, bet kažkaip laikui einant jis man pabodo dėl kelių priežasčių. Visų pirma, jo atstumas nebuvo pats geriausias ir baterija laika gana trumpai, o baterijos tuo metu buvo gana brangios, tai aš nelabai pirkau, kas man dėl ko vėliau labai gailėjausi. Praėjo kažkiek laiko, pakėliau vėl tą droną ir jis tiesiog 30 metrų aukštyje išsijungė ir tieškėsi į žemę. Tai praradau savo antrąjį rimtesnį droną. Galvojau, po to laiko viskas, su dronais rišu, nes man su jais labai nesiseka ir pamiršau tos dronus apie kelis metus, 3 metus, aš juos visiškai stengiuosi ignoruoti ir viskas. Praėjo keli metai nuo to laiko, kai mečiau viską su dronais ir kažkurią dieną, benaršant internete, YouTube'ai, aš mačiau kažkokį tai drono video. Galvoju, paspausiu ant bairį, pažiūrėt. Ir žiūriu, ten skraido, daro visokius kūlviršius, flipus per pastatus. Kaip čia taip įmanoma, eik, tu savo. Paskui žiūriu, o tai kaip jis mato, kur tas dronas yra, jeigu jis ten visokius pastatus skrenda. Pasižiūriu, pasirodo, jis turėjo akinius. Ir prieš tai rodžiau, aišku, ne tokio modelio, bet akinius. Aišku, nieko nedelsdamas aš pradėjau labiau domėtis šiuo skraidymų būdu ir tada mane ištiko šokas. Nes pamačiau, kad pinigų suma norint pradėti šį hobį yra tikrai nemaža. Ir man dar tokia pinigų suma, kurią galėčiau išleisti ant hobio, buvo neprieinama. Tuo atradimo praėjo gal kokie 3 ar 4 metai, dabar tiksliai nepasakysiu. Žodžiu, praeitų metų vasarą, po ilgo laiko seilės varvinimo, aš nusprendžiau pagaliau nusipirkti droną ir sakau, nedai, viskas, užteks. Kiek laiko
laiko galima save taip kankinti ir net nepažiūrėti, ar tau patiks šis hobis. Tai aš susiradau pigiausią tokio tipo droną, pigiausią ir, geriausias kokybės ir kainos santykį. Jog sužinoti, ar man iš vis patinka šis hobis. Šis dronas man su akiniais, pulteliu ir baterijom atsėjo kažkur apie 200 eurų. Na ir kaip matot, mane šis hobis užkabino žiauriai, nes įsigijau dar vieną ir yra mintis nusipirkti dar kitą, žodžiu, suprantate. Taigi yra keli skraidimo tipai, kuriuos galima daryti su šito būdo dronais. Pirmas yra freestylas, kur ten darai visokius flipus, viskas skraidai pro pastatus, mažus tarpus. Kitas yra cinematic, su būtent šitas dronas, kuriuos skrisdamas darai visokius gražius vaizdus iš unikalios perspektyvos. Ir trečias būdas tai yra lenktynės, kas yra panašu į freestylą, bet ten viskas vyksta žymiai greičiau ir žymiai sunkiau. Man šis hobis nėra tiesiog hobis, man tai yra pasaulio atradimas iš naujos perspektyvos. Skrendant, aš su juo susitapatinu. Ir tas susitapatinimas suformuluoja kažkokią tai naują būtybę, su kuria atsitraukini šeštą jausmą, kurio tiesiog neįmanoma paaiškinti. Tai būtent dėl šių priežasčių aš skrendu. Nubabaudžiai, tai tikriausiai pažiūrėję šį video pastebėjot, kad jis šiek tiek skiriasi nuo praeitų dviejų, bet viskam turiu paaiškinimą. Žodžiu, ta situacija, kur minėjau praeitą video su koja, yra šiek tiek prastesnė nei tikėjaus. Pasidarius rezonansą magnetinį paaiškėjo, kad vis dėlto yra plyšęs raištis ir patemptas ir, žodžiu, ant viršaus kalas kilęs. Tai dėl šių priežasčių nusprendžiau padaryti tokį ramesnį video, kur nereikia daug vaikščioti ir panašiai. Tai tikiuosi patiko, noriu paprašyti jūsų laikų, subscribe'ų, o už tai aš jums pastovėsiu ant rankų. Kur tik matyta, kad invalidas ant rankų stovi? Ką, savo dalį padariau, dabar jums reikia padaryti save. Iki susitikimo.